Turime televizorių Philips 32 colių įstrižainės, kuriam reikia pakeisti LED juostas. Dabar čia jau mes turime išardytą televizorių ir paruoštą pakeisti LCD juostas. Va, dabar viršutinė yra originali LED juosta ir mes matome, kas čia užrašyta ir matome, kas čia yra šitose juostose užrašyta. Ir mums netitinka vienas dalykas, kad juostą turėjome, čia yra iš vienos dalies juosta, o mes gavome iš dviejų dalių juostą. Jeigu būtų pirkę iš vienos dalies juostą, tai būtų jinai buvę trim televizoriui, bet dėja man reikia vienam televizoriui, dėl to aš jau nusipirkau būtent šitą komplektą juostas ir atitinka būtent šitam televizoriui ir šitai LCD paneliai. Čia yra indelis su varžtais ir termopasta ir ją mes po lašiuką užtešiname po kiekvienu šviesos diodu. Ir nuėmė šviesą atspindinčią veidroduką ir dabar nuimsim čia popieriuką. Buvau manęs kai ką kitą padaryti, tai dabar nuplėšiu ir bandysim dėti tas LED juostas. Dabar čia yra kreipiančiosios ir čia kreipiančiosios, čia yra varžtų vieta. Ir dabar yra toks dalykas, kai perkate LED juostą, būtinai prieš pirdami ar užsisakydami ją, būtinai pažiūrėkite, ar pateks į tos kiaurimis, kurios yra LED juostoje, ar atitiks jos įstatymo vietas ir varžtų vietas. Jeigu ne, jums teks kažką daryti arba panaudoti kampinį šlifuoklį ir užlyginti tas, kas nereikalinga, ir bandyti prisukti ilgesniais varžtais ir iš kitos pusės. Tai jau yra papildomas darbas. Yra galimybė pakeisti šviesos diodą kiekvieną atskirai, bet kadangi nesu litavęs, tai aš užsisakiau ištisinę LED juostą. Tai dabar patęsime tas vietas, kur yra šviesos diodai iš kitos pusės ir bandysim prisukti. Dabar užlašinam lašiuką termopastos ant ten, kur yra šviesos diodai, ir kaip prisuksiu, jums parodysiu, kaip atrodo visą tai. Va, ir uždėjau, prisukau varžtukais, bet neprisukau iš karto, uždėsim veidrodį ir tada žiūrėsim, ar šviesos diodai patenka į savo vietas. Šviesą atspindintis veidrodis turi savo iškarpas visokias ir jisai būtinai turi pasistatyti į savo vietą. Ir aš dabar pažiūrėjau, viskas tvarkoj, tada prisuksiu stipriai tuos varžtus. Prisukau ir dabar neužmirštam sujungti laidukus, jungtis į savo vietą. Sujungsim ir žiūrėsim, kas dar. Sujungsim, kaip paimam ir įkišam. Kišant girdėjusi, kad užsifiksavo jungtis. Irgi girdėjus, kad užsifiksavo jungtis. Šitą irgi. Va, yra toks lapelis matos. Ir kai ardote, nenulaužkite arba nenutrauksite jungti iš pačios LED juostos. Va, ir padaryta viskas, kad neberėtų man daugiau čia eiti prie to daiktų. Dabar čia turėtų prisiklijuoti
šviesą atspindintis veidrodis. Pabandysim. Čia yra dviguba izoliacinė juosta, lipni juosta ir prie jos prisiklijuos veidrodis. Čia gaunasi nelabai gražus iškilumai, kur yra jungtis ir kai uždėsim viską, žiūrėsim, kas iš to išeis. Ar čia jis turėtų būti prikliūdęs, bet nėra. Galėtų dėti dvipusę juostą, bet aš neturiu jos. Čia mažiau, o čia mažiau. Čia daugiau gaunasi. Na, pažiūrėsim, kas čia gausis. Na, čia mes turime panelės duomenis ir jie mums reikalingi, kai mes užsisakinėjame LED juostas. Dabar, čia buvau šitoje vietoje atjungęs jungtį, dabar mes pajungsim televizorių, išbandysim, ar mano spėjimas, kad būtent tos nupirktos LED juostos ir įjungsim televizorių. Matome, kad ekrano šviesos diodai neužgesta ir mums lieks pats sunkiausias dalykas surinkti panelę. Visi diodai dega. Na ir žiūrėsim, kaip tas procesas vyks toliau. Turime šviesos panelę, LCD panelę ir kiekvieną dalį mes atskirai, čia kiekvieną elementą bandysim perkelti į televizoriaus rėmą. Kiekvieną dalį atskirai bandysim. Galima iš karto visas, bet aš nerizikuoju, o bandysiu po vieną. Žiūrėsim, kas gausis. Ar čia mano teisingas pasirinkimas, ar ne, bus, kai mes surinksim. Buvo 2 elementai ir 3 rėmelis. Va čia yra, matos, toj vietoj kabliukas, čia yra kabliukas, va čia jie lengvai užsideda, bet aišku pusės nesimatom ir yra čia kabliukai. Va, kur čia kabliukas, va yra. Viską, ar yra užsifiksavę, ir aš radau, kad ne viskas susifiksavę yra ir čia viskas susifiksavę ir tada bandysim uždėti panelės. Pakol kas viskas gerai vyko ir uždėjau priekinę panelę. Ir man dabar, kad viskas būtų patogiau surinkti, reikėtų jį apversti. Tuoj mes bandysim jį apversti, atsilaisimsim vietą, pasikviesim pagalbininką ir apversim. Beliko sujungti LCD panelės jungtį ir dar vieną jungtį, bet tą jungtis išsiaiškinsim paskui, kur jinai eina. Dabar LCD panelės jungtį sujungsim ir viskas pakol kas. Iki šio laiko dirbau su guminiam pirštinėm, dabar pasidėjau ir dabar man liko susukti krūvą maršiukų, kur čia yra savo vietose, matosi. Čia vienas, čia yra, o čia matosi, prie kur reikia, matosi, kurioj vietoj bus sukami. Čia yra kampas ir šitoj vietoj yra maršiuko skylė. Mes prisuksime. Ir juos esame susipylę į atskirą maišiuką ir jūs visus turim susukti ir kad
Čia yra dar vieni varžtukai, bet jie mūsų, čia yra keletą rūšių varžtukų, bet yra 2 rūšių ir mus domina tik viena rūšis, patys mažiausia, ir susuksim apie visą panelę. Matom, kad inde nebeliko mažų varžtukų, vadinasi visus susukome. Ir iš naujo persuksiu juos, tuos varžtukus, čia nesimato. Ir visus persuksiu, pradėsiu nuo pačios, paskui į viršų ir turėsime va čia. Čia matosi varžtukas va, ir juos visus čia matosi bišką, persuksime. Taip, dabar visi varžtai prisukti, belieka pažiūrėti, kaip dedasi užpakalinė sienelė ir kojelės. Tai va, susirasim, kur randasi kojelės. Dabar tvirtinsime stovo kampuotį. Čia yra stovas tvirtinasi 4 varžtais ir kampuotis 4. Kampuočių varžtai va, yra 4 sudėti čia. Ir mes prisuksime jais kampuotį stovą. Kampuotį tvirtinančią stovą ir nuėmiau patį stovą, tada uždėsim gaubtą ir tada prakišim stovą ir viską suksim iš karto. Na va, uždėjau gaubtą, apatinės dalis fiksuojasi su traška, kai įsistato paspaudžius ir tada galėsim bandyti prisukti gaubtą ir žiūrėti, gaubtą stovą ir žiūrėti, ar televizorius dar veikia. Na ką, sukam varžtus, pasiimsim iš atskiro indo ir susuksim. Varžtų inde nepaliko, vadinasi visus varžtus susukau ir prisukau ir stovą ir tada bandysim. O čia yra svarbus dalykas. Televizoriaus pavadinimas model 32 PHH ir taip toliau. Šitas reikalingas labai užsisakant šviesdiodžių juostas, nes be šito jum gali atsiųsti netokias, nes netokias užsisakysit. Na, pamėginsim įjungti. Ką čia pridirbau? Jau prijungiau prie tinklo, bereik mygtuką paspausti ir bus žiūrim, kas čia gaunasi. Va, Philips užsidegė ir ką? Laukiam, nieko daugiau nerodo, žiūrėsim, kas čia bus. Biškai kažkas šviečia. Nieko, užsidegė, kad 176 current time. Na, žiūrėsim, kas bus. O kaip buvo su šituo televizoriu? Šitas televizorius, ką darydavo? Įjungus į maitinimą, jisai trumpam blikstelėdavo ir nebelikdavo vaizdo. Bet garsas buvo. Ir viena iš priežasčių yra, kad kažkas negerai su LED juostomis arba su LED juostų valdikliu. Jeigu atjungsime ten jungtį vieną nuo motininės einančią į maitinimo bloką einančią jungtį atjungsime, tai turi užsišviesti tos LED juostos, jeigu jose yra sudegęs ir šviesos diodas, tada vis tiek ekrane turėtų matytis dėmelė. O jeigu dėmių ekrane nesimato, tai vadinasi yra valdiklis ir jeigu jūs nežinote, kaip remontuoti toliau, tada bandykite vežti į taisyklą. O jeigu visą kitą galite, kaip ir aš, susiremontuoti. Visą, ką darykite, atvirkščiai, pirmiausia, nusisukite
stovą, paskui sienelę, paskui varžtus tvirtinančius priekinę panelę ir tada ten apverčia aukštyn kojom ir nuimate ekraną LCD. Ir tada prieinate prie reflektorių, ten tikrinate, kuris šviesos diodas, ar iš tikrųjų šviesos diodas kuris nors neveikia. Tai va, eisime pasijungti signalą dabar. Televizorius rodo, bandau susirasti ką nors per kabelinę televiziją. Tai va, bandykit ir jums pavyks.